Labas, draugai. Sustojau dabar taip, kad suprast kažką. Ir taip ant emocijų, kad nevairuot, sakau, jum papasakosiu. Kažkoks kosmosas, žinot. Kažkoks kosmosas. Kas mane žiūrit, stebit, tai žinot, dabar einu etapą, kaip ir namą kažkiek prisiduoti, ne? Kažkokį dalinį, nedalinį, ten, žodžiu. Nes pasidariau tą sandarumo testą. Jis man 3 kartus šit negeresnis, negu priklauso būti. Ir nuo to užsibūrė ratas, kad kažkiek namą prisiduoti. Taigi, dabar net sustojau. Taigi, nuo ko dabar net nežinau, nuo ko pradėti pasakot, draugai, emocijų, net nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų. Dabar kaip sudėlioti, kad jums būtų suprantama ir aišku, nes dabar čia tokia painiava papasakosiu, kad pabandysiu paaiškinti, kas mane stebit, žinot, kaip pas mane su iškalba. Taigi, pradėkim. Pasidarau sandarumo testą, ten tada reikia energetinio negali pradėti daryti, kol negausi kadastrinių negali pradėti ten, kol dar kažkokiu tenais. Nu, žodžiu, visą šitą perėjau. Iš visų gavau dokumentus, tik negavau iš energetinio. Dabar aspektas toks, pasakoju. Namo energetinio atvažiavo jisai pas mane, išsimatavo sienų storį, porestorolių storį, langų išnešimus. Nu, žodžiu, toks idėjinis žmogelis, kuris dirb savo darbą atsakingai, ne? Man nuo to nei blogiau, nei geriau, kad tu dirbi savo darbą. Tu atvažiavęs pasidarai, ne, ką tau reikia, susižiūri, nes tavo darbas. Jisai pasakė, man viskas tinka, kad galėčiau jums duoti energinio naudingumo sertifikatą. Sakau, ura, tada darom. Tada, sako, mano paslaugos kainuos 300 eurų. Gerai, sakau. Sako, taigi, kad nei aš pabėgčiau, nei tu persigalvotum, norėčiau avanso. Sakau, kiek tas avansas? Pusę sumos ir pradedu dirbti. Gerai, sakau. Paduodu 150 eurų. Jisai viską susimatuoja, ten dar kartą pažymį. Viską susimatuoja, susižiūri, susivaikšta, susidėlioj. Kas kaip, susirašo. Nu ir ką, tada einu kadastrinius gaunu pas kitą žmogų, tada einu ten dar kažkas topo nuotrauką užneš namą, viską, pas šitą gaunu dokumentus. Tada vandens tyrimus pasidarau, gaunu atsakymą. Nu, žodžiu, surenku namą prisidavinėjimui dokumentus, ne? Ir liko tik iš šio gauti. Tada skambinu praeitą savaitę jam, sakau, labas. Žiūrėkit, man liko tik iš jūsų gauti tą dokumentą, kad galėčiau pradėti namą prisidavinėjimą. Ar dalinę, ar tai kokį. Šito nepasakosiu niekam. Nu ir žodžiu, sakau, kad galėčiau kažkiek prisidavinėti. Taigi, jisai sako, okei, tada pradedu visus tavo darbus, visus darbus pradedu tavo ir sako, žiūriu, sako, kitą savaitę, ketvirtadienį, kada aš jums skambinau, sako, trečiadienį kitoj savaitėj turėtų būti, paduosiu į rankas. Okei, sakau, gerai. Dabar kame bairis? Tai dar atidėsim. Taigi, prasideda. Ketvirtadienį jam paskambinau, susakiau, jo, viskas gerai, ne, kaip kartuosios dar kartą. Ir žodžiu, penktadienį jisai man visą dieną, žiūrėk, kiek pas tavi porestorolių storė, ten sienos, žiūrėk, kiek pas tavi storės pamato, žiūrėk, kiek pas tavi langai išnešti, žiūrėk, kiek pas tavi durys išneštos, žiūrėk, sertifikatai čia tu, sakau, viską susiunčiau, visus sertifikatus, ką reikėjo lapelį padaviau, susiunčiau. Dabar šiandien
Sako, gerai, viskas, klausimų nebeturiu. Šiandien jis man skambin. Sako, labas, žiūrėk, sako, čia dėl tavo to namo. Ir sako, žiūrėk, pagal mano skaičiavimus išeina tik A+. Aš taip, kaip suprasti A+. Nu, tai man ten kažkokius skaičiavimus papildomus reikia daryti, kad išlaušiu A++. Žodžiu, sakau, ko jums trūksta iki A++? Nu, tai man reikėtų projektų. Atvežu projektų. Galvoju, kas čia yra? Atvežu aš jam tą projektą. Sako, tai va, čia tų skaičiavimų, čia šito pjūvio reikia, čia šito man reikia, viskas gerai, klausaus, nu, kuom čia tas baigsis. Tai va, dabar man čia viską piešti reikės, visus pjūvius skaičiuoti. Aš pats tai neskaičiuoju, va, čia man papildomai po 20 eurų, čia man papildoma darbo diena dabar dasidės dar, nes pačiam reikės piešti, čia man pačiam reikės skaičiuoti. Na ir draugai, palikit komentarą, kaip manot, link ko ta mintis veda. Aš tai supratau link ko, bet aš negana to, jam nieko nesakiau iš pagarbos žmogui, nes tu, blemba, atvažiavai pas mane, tu pats susimatavai, tu pats susižiūrėjai, tu kainą susiderinai, pats maikstėjai ten tuos visus štyrius, badėjai kieko storė, lipai pas tuos vatas tikrint aukščius, ar tikrai nemeluoju, ar tikrai viskas pali projektą. Nu ir po to tu man taip išsikvieti mane, ale tau reik projekto, nors tau realiai jo nereik. Tu pasikvieti mane, kad va, tai čia, žinok, čia reikės piešti, papildomai darbo diena, čia reikės papildomų skaičiavimų, nes čia, žinok, tik A+ gausiu. tai draugai, nu, apie ką šneka, kas gudresnis, tas puikiai suprantat, jeigu suprantat, palikit komentarą, spauskit laiką, kam nesunku. Bet va, jūs būkit atsargus, draugai. Geriausiai patarimas, eisit namą prisidavinėti. Pas tą žmogų, kurį prisidavinėsit, jūs pas šitą žmogų ir prašykit visų kontaktų, jis jums tikrai visus duos. Ir mažiau klausimų, jie tarpusavį bus pažįstami, jie tarpusavį išsispręs, kokių kam dokumentų reikia. Ir be papildomo sukimo aplink pirštą ir kažko prašymo, ne, iš tavęs papildomai, nors tu atvažiavai, tu susitarei kainą, ne aš pasiūliau kainą, tu pasakai savo kainą ir po to tu taip išsikvieti žmogų, kad taip pašnekėt, nu taip gan vulgaroka, ne, ir sakyt, kad A++ tavo tik išeina A+ ir klausi kodėl, nes tu viską darai pali projekto. Tai va, čia biški vata kitokia, sakau, bet ta vata 10 cm daugiau jos yra užpūsta, negu kad priklauso. Ai, nu tai jo, ten su stogu kaip ir viskas gerai pas tave. Tai taip, klausaus ir netikiu. Žodžiu, kitas dalykas. Dar kur užsiroviau. Kas matėt, atvažiavo pas mane valymo įrenginį dėti, ne? Atvažiavo vadybininkas. Situacija identiška panašiai. Atvažiuoja vadybininkas, susitari, susiskambini. Atvažiuoja ar vadybininkas, ar kas tenais. Ale pasitikrint vietos, kad pasakyt tau sumą, kiek kainuos, ne, ir panašiai. Nu, jis atvažiavo, be nivelyro, be metro, be nieko, jis taip žingsnis pavaikščiojo, pasakė kainą 3400, ura, sakau, man tinka, darom, ne. Aš jau atsistojęs naujokas, žinojau, kad reikės valymo įrenginiui paaukštinimo, ne, nes, nu, pasanekį susikėlė labai, nu, ir gavos per didelį metražą žemai valymo įrenginis, ne, tas atvažiuoja kitą dieną darbuotojai.
dirba, yra video, pažiūrėkit, jie pradėjo dirba. Aš nieko neklausiu ir galvoju, kom čia viskas baigsis, nes ant tos mašinos nesimato to paaukštinimo, ne? Aš galvoju, darbuotojai neturiu jokio priekaišto, tikrai kompetitingi, žino, ką daro, labai gražiai, viskas tvarkingai dėl darbuotojų, aš ten labai maladėt vyrukai. Na ir sudėjo tą valymo įrenginį, jie žiūri, sako, paaukštinimas kur. Sakau, tai nežinau, jūs viršininkų klauskit, sakau, o tai kaip tu čia pats, ne vyrukai, sakau, buvo atvažiavę, buvo, sakau, tas jūsų vadybininkas ar kas, jisai atvažiavo, jisai žiūrėjo, jisai kainas įsižiūrėjo, sakau, pasakė kainą ir viską, sakau, tai jeigu aš pats sakau, tai jau, aš suprantu, sakau, kad mano kasekas. Tai dabar gaunas taip, viską sudėjo, viską pajungė, bet gavos žemių nedapilta iki galo. Nu ir dabar lauksim paaukštinimo. Tai vieną gerą dalyką padarėm, kad kai užsisakinėjom, pervedėm avansą tik 500 eurų ir nedavėm pinigų visų, kol darbų nebuvo padaryta, o įmonė sakė, tikrai padarysim čia pirmadienį, čia sudėsim viską, padarysim viskas. Ir mes penktadienį pas juos nuvažiavę, ten apsitarėm kaip kas, nu, jie susakė, kad pirmadienį viskas bus, viskas ok. Tai žadėjom visus pinigus pervesti, tai ačiū Dievui, kad nepervedėm. Tai čia aišku nieko blogo, žmonės atvažiuos ir viską padarys. Bet, nu, jie turės antrą kartą važiuoti ir daryti. Ir, pavyzdžiui, man asmeniškai nepatinka taip, jeigu atvažiuoji, tu vadybininkas, tu susižiūri darbus, tu žinai, ne pirmą dieną dirbi, ne ką tik iš lovos išlipęs ir tu matai, kad reikės to paaukštinimo, dar tuo labiau atsistoja, sako, kur vamzdis, atkasiu aš tą vamzdį, sakau, čia. Jisai, o tai čia labai giliai, čia tas, tai jo, sakau, labai giliai gausis valymo įrengimas. Tai nieko, tai kaina tokia, nu tai tokia tinka man. Nu, ir man tai labiausiai gaila buvo tų darbuotojų, aišku, aš jiem nieko nesakiau, nes, nu, ne jie kalti, jie taip žiūrėjo, taip įdomiai, nu, ta prasme, matos, kad norėjo irgi vyrai pasibaigti ir pamiršti mane, aš juos pamirštu, jie mane, ir jie spjaudėsi, sako, dabar vėl reikės grįžti, nu, tai va, aišku, čia gal nieko blogo pinigai nepaduoti, tai greitai, manau, sugrįžti. Jeigu būčiau padavęs iš karto visus pinigus, tai kažin ar greitai būtų sugrįžę. Taigi, va, tokia savaitėlė, tokia įdomesnė, tokia ant karštų. Tikiuosi kažką pavyko suprasti, ką pasakojau, kaip papuoliau aš čia. Čiaikit jūs nepapulkit. Aišku, jeigu turit pinigų, tai bandykit patys pasisamdyti tą tik agentūrą ar ką ten, kuri viską turi viename ir viską vieni padaro. Kadangi, kai žiūri mane, suprantat, kad aš bandau sutaupyti ir bandau pats ieškoti kažką daryti, kad man išeitų kažkiek vis tą centą sutaupyti. Kad ir 100 eurų sutaupysiu nuo visų tų, man 100 eurų yra 100 eurų. Tai tiek, draugai. Palikit komentarą apie pirmą dalį. Antra dalis, taip, visi dirbam, visi klaidų darom. Čia nieko blogo, atvažiuos ištaisys. O pirma dalis tai tokia, kur pasakoju, įdomesnė. Taigi palikit komentarą, palaikykit, kam nesunku. Viso tam kartui. Iki kitų žinių.